Sveiki, šiandieną Poryt LT norėčiau priskirti ir papasakoti jums apie LG televizorių. Galbūt tema būtų šiek tiek platesnė. Šitas LG yra vidutinės kainos segmento televizorius, jisai vadinasi 65 UH600V. Iš pavadinimo matosi, kad jisai yra 65 colių, reiškia 1,65 m maždaug centimetrai įstrižainė. Jisai priklausytų tokiai jau didelių 4K raiškos televizorių kategorijai. Vienok jis yra taupant lėšas rinkoje tarp kitų modelių LG ir 65 colių kitų gamintojų televizorių yra padarytas toks kaip ir tokių šiek tiek mažiau savybių turi. Jo komplektacijoje nebuvo 3D akinių, net nežinau, manau, kad jis 3D režimo neturi, kuris ir nelabai aktualus parodė istoriją. Jisai nepalaiko natūralų, jisai yra 4K, nepalaiko tik Japonijoje startavusio 8K formato. Mes galim pasigirti vieninteliu Lietuvos Full HD kanalu, kuris atvaizduotų, išnaudotų ketvirtadalį šito televizoriaus skiriamosios skybos. Rinkoje yra, iš esmės, 4 operacinės sistemos sumaniųjų televizorių. Tai pora variacijų yra Androido, tas, kurį mes pripratę turėti savo telefonuose. Sony ir Philipsas naudoja Androidą, vienas naudoja atvirą Androidą, tokį, kur gali instaliuoti daugiau visokių dalykų, bet irgi nelabai didelis pasirinkimas yra televizoriaus parduotuvėlėje. Samsungas naudoja Tizeną, tą, kurį mes aprengiamoj elektronikoje pratę matyti ir jų paskutinės kartos laikrodžiuose. Tai ir televizoriuose panaudojo tą savo operacinę sistemą. LG naudoja WebOS. WebOS, čia mes šitame aparate turime antrą versiją. Jinai yra labai toli pažengusi. Noriu pasakyti, kad turi gana nesudėtingą ir labai patrauklų interfeisą, kuris dažnai neužstoja viršutinės ekrano dalies, o paspaudus mygtuką Home išlenda va štai tokios ikonytės ir mes su rodyklyte dabar galime eiti per įvairias parinktis, kurios yra šiuo atveju padidintos, nes tai yra namų klavišą paspaudus. Jeigu aš paspaudžiu My Apps, tai atsiranda mažesnės ikonytės, kurios rodo jau didesnį pasirinkimą, viskas kaitaliojasi vietomis ir panašiai. Noriu pasakyti, kad WebOSas irgi turi savo parduotuvėlę, ten nėra labai didelio pasirinkimo. Dabar jį neįsiu specialiai, nerodysiu jo, bet va čia galiu pasakyti, kad tai, kuo man pasirodė šitas WebOSas labai patrauklus, tai tai, kad aš gana greitai galiu šokinėti tarp įvairių uždavinių. Vat mes matome dabar vienintelį Lietuvoje veikiantį eteryje HD kanalą. Vat vėl renkuosi, tarkime, galiu pereiti į kažkokias kitas kategorijas, galiu prisijungti prie HDMI įėjime, prijungto kompiuteris čia prie mane stovi. Yra visokių servisų, kurie yra skirti filmų peržiūrai, naršyklės, yra YouTube'as ir visokie kitokie dalykai. Nu, va, tarkime, yra labai įdomių servisų Zombie, TV Zaras, TV Gilė ir visokių kitokių. Net yra specialių servisų, kurie yra skirti koncertams žiūrėti. Čia galima prisidėti savo nuorodų į internetinius įvairiausius puslapius ir įvairiausius kitus servisus. Galima prisijungti įvairiausius servisus, kurie gali būti jūsų kompiuteriniam tinkle. Yra labai šauni programėlė. Daugelis gamintojų pasiūlo savo programėlės telefone, kad jūs galėtumėte patogiai valdyti televizorių. Čia mes galime išsikviesti įvairias suprogramuotus karštus klavišus, šiuo atveju ore esančias televizinės programas. Galiu
išsikviesti programėlės ir patogiai greitų paspaudimų šokinėti tarp jų. Galiu atvaizduoti netgi šito arba kito telefono arba planšetės ekraną šitame ekrane. Dizainas pasidarė visų televizorių labai paprastas, tai yra kaip taisyklė labai plonas rėmelis, jis būna juodas arba būna nikeliuotas rėmelis, tai jis kaip ir dizaino neformuoja, būna koja, mano atveju čia koja yra stacionari ir jau nebe LG prijungta. Ir visai neblogas garsas iš šito prietaiso sklinda, taip kad jisai, nežiūrint to, kad jisai yra kainuojantis vos virš 1000 eurų, jame yra optinis išėjimas ir jeigu mes naudojame išorinę kažkokią akustinę sistemą, mes per optinį jungtį optinę galime iš jo paimti gana kokybišką, kiek įmanomai kokybišką garsą. Tiesa, šitame televizoriuje yra pataupyta ir yra tik tai 2 HDMI jungtis ir yra SCARTO be abejo jungtis ir RGB atskirti tulpėmis vadinamas kompozitinis įėjimas. Bet jeigu jūs norėsite prisijungti patogiai ausines, čia nėra ausinių išėjimo, jau reikės gudrauti. Be to pasigėdau, nes mano rodytas programėlės viena iš savybių yra Bluetooth agentas, jisai turėtų padėti suporinti kokią nors tokią arba kitokią ausinę su jūsų televizorium, bet aš žaidžiau, žiūriu, kažkodėl nesujungia, pasirodo Bluetooth nėra. Tai aš pademonstruosiu, kaip tą galima padaryti kitų būdų, naudojant specialų siųstuvėlį, nes jisai turi USB jungtį, į kurią dabar įjungta atmintinė ir žiūrint televizinės programas galima įrašinėti į tą USB, tą video turinį. Jeigu būtų šitas modelis pasirinktas šiek tiek vyresnės kartos, tai jisai turėtų ir Bluetooth'ą ir turėtų dar antrą pultelį, bet aš to antro pultelio vietoj naudoju tą programėlę Androido telefone ir mane tą pilnai tenkina. Na, norėčiau taip apibendrinamas šiandienos tokį trumputį papasakojimą apie šitą mane Webos 2 operacinę sistemą, štai šito televizoriaus labai man jį patiko, aš gana greitai ją perpratau, greitai įsisavinau ir pagrindinis bruožas jo yra tai, kad kai tu junginėjai įvairius kanalus, tai šoki į YouTube, kuris ima informaciją iš interneto tiesiai, tai sujungi, kad atvaizduoti planšetės telefono arba televizoriaus ekraną, atvaizduoti, greitai tas įvyksta, čia pat peršoka vieno klavišo paspaudimu ir rodo, kas dabar yra eteryje. Perjungiamas užtrunka maždaug 1-2 sekundės ir jau tu žiūri visiškai kito šaltinio. Ne tai, kad eini per kanalus, kaip mes pratę ten, plius ir junginėti kanalus. Tai šitas procesas yra greitas, bet lygiai taip pat jisai šokinėja tarp skirtingo turinio. Ir tai gali prie kompiuterio prisijungti, tai tą. Ir dažniausiai tai toks labai būdingas vartosenos scenarius, kai tau nelabai svarbu, koks signalo šaltinis yra, o tu jį tiesiog naudoji kaip multiplatforminį tokį instrumentą ir aš manyčiau, kad tai yra labai moderni kryptis. Tikiuosi, kad tobulinant šitą operacinę sistemą ir konkuruodami su ją kitų operacinių sistemų gamintojų ir kitų televizorių gamintojai turi labai rimtą, gerą konkurentą šito LG gamintojo asmenyje ir tikiuosi, kad mus dar nekartą pradžiugins tokie dideli ekranai, kurių atsiranda vis daugiau ir daugiau. Iki kitų pasimatymų poryt LT. That's right.